Čia rimtai? Ir vėl? Kažkur girdėta, nes dažnai pritrūksta tų 10 ar 20 km. Neperjunkite. Visai netrukus papasakosiu, kaip galbūt to galite išvengti. Sveiki, raideriai, kaip sekasi? Čia Marius, kaip įprasta, ir šiandien kalbame apie 5 paprastus dalykus, kuriuos pritaikę iš savo baterijos galbūt išspausite šiek tiek daugiau kilometrų, be papildomo pakrovimo. Kas labiau taupo bateriją? Vienas motoras ar 2 motorai? Kaip akceleruoti? Kokiu greičiu važiuoti? Kas yra efektyvus stabdymas? Optimalus padangų slėgis? Apie visą tai ir dar šiek tiek daugiau visai netrukus. Vienas variklis ar 2 varikliai? Pirmiausia, amžiaus klausimas. Kas labiau taupo bateriją? Važiavimas vienu varikliu ar 2 varikliais? Ką jūs į tai, jei pasakyčiau, kad savo bateriją labiau taupote tuomet, jeigu važiuodami naudojate 2 variklį? Neįtikėtina? Sutinku. Todėl padariau testą. Išsirinkau savo mėgiamą maršrutą, kuris yra apie 55 km, ir vieną dieną važiavau naudodamas 1 variklį, kitą dieną lygiai tą patį maršrutą važiavau naudodamas 2 variklius. Abi dienas palaikiau labai panašų greitį, oro sąlygos taip pat buvo labai panašios. Galiausiai turėjau 8% didesnį baterijos likutį, naudojant 2 variklį. Pernelyg nelendant į techninės detalės, išties, kai apie tai pagalvoji, logikos daug. Kadangi naudojant 1 variklį, visa apkrova tenka būtent jam. Ir tokiu būdu energijos suvartojimas išauga eksponentiškai. Tuo tarpu naudojant 2 variklius, apkrova pasiskirsto tolygiai. Ir tokiu būdu neapkraunamas nei vienas variklis, sutaupoma baterija. Tačiau tai veiks tik tuomet, jei palaikysite pastovų greitį. Jeigu norite mėgautis nuostabia akceleracija iš savo 2 variklio, apie tai pamirškite. Akceleracija ir greitis. Žinau ir suprantu, palenktyniauti ir pasvilinti padangas tikrai smagu. Tik ne jūsų baterijai. Vietoje staigaus rovimo į priekį, būkite švelnūs savo akceleratoriui. Baterija už tai jums padėkos. Greitį kiek įmanoma pasistengkite išlaikyti pastovų. Venkite staigios akceleracijos. Jei jau kalbame apie greitį, jam kylant, energijos suvartojimas labai smarkiai išauga. Taigi, jei norite nuvažiuoti kuo didesnį atstumą, rekomenduojamas greitis yra tarp 20–30 km/h. Toliau, stabdymas. Galbūt nuskambės keistai, tačiau stabdydami švaistote savo baterijos energiją. Nesakau, kad stabdyti nereikia, tačiau darykite tai protingai. Dauguma elektrinių skuterių turi regeneracinius stabdžius, kurie įsijungia vos jums pradėjus spausti stabdžių rankenėlę. Taigi vietoje to, kad smarkiai užsigulsite savo stabdžių rankenas, jeigu įmanoma, pasistengkite savo stabdymą planuoti iš anksto. Tikrai suprantu, kad būna situacijų, kuomet reikia smarkiai stabdyti. Tačiau visais kitais atvejais, jeigu įmanoma, stabdykite švelniai, naudokite regeneracinius stabdžius ir tokiu būdu dalį energijos sugrąžinsite atgal į bateriją. Padangų slėgis. Didesnis padangų slėgis, ne paslaptis, pailgina nuvažiuojamą atstumą. Tačiau jūsų važiavimas taps kietesnis ir jausite kiekvieną kelio nelygumą. Tai tikrai nereiškia, kad turėtumėte maksimaliai prisipūsti savo padangas. Mano patarimas – reguliariai tikrinti slėgį padangose ir įsitikinti, kad jis ne per mažas. Priešingų atveju, didesnis padangos plotas liesis su asfaltu ir jūsų paspirtuko baterijai reikės daugiau energijos, kad įveiktų šią padidėjusią trintį. Taigi siūlymas būtų laikytis rekomendacijų, kurias visada rasite parašytas tiesiog ant jūsų padangos. Išoriniai veiksniai. Pirmiausia, temperatūra. Na, čia jau nieko nepadarysime. Tačiau žinokite, kad šaltas oras yra vienas rimčiausių jūsų baterijos priešų. Ir kartais jūsų nuvažiuojamas atstumas gali sumažėti netgi 2-ženkliais skaičiais. Toliau, kelio tipas. Iš esmės, kuo lygesnis kelias, tuo toliau nuvažiuosite. Siūlyčiau vengti žvyrkelių ir off-roadų. Įkalnės. Taip pat ne pats geriausias draugas jūsų baterijai. Kartais netgi verta padaryti kelis papildomus kilometrus vietoje to, kad kilti į statų kalną. Jeigu kalbame apie įkalnes, yra ir nuokalnes. Ir tai yra visiška priešingybė.
Tai vienas geriausių jūsų baterijos draugų ir jeigu turite stačią nuokalnę, galite netgi pasikrauti savo bateriją, kadangi važiuojant ją, paprastai naudosite stabdžius. Ir toje vietoje įsijungs regeneraciniai stabdžiai ir pakraus jūsų bateriją. Svoris. Čia labai viskas paprasta. Iš esmės, kuo lengvesnis raideris, tuo toliau nuvažiuosite. Todėl bet koks papildomas svoris, toks kaip sunki kuprinė arba antras keleivis ant jūsų skuterio, nedaug dieve, smarkiai sumažina nuvažiuojamą atstumą. Iš mano asmeninės patirties maždaug 10 kg yra minus 10% nuo jūsų nuvažiuojamo atstumo. Todėl nesivežiokite su savim to, ko nereikia. Tikrai puikiai suprantu, kad niekam nepatinka važinėti pernelyg konservatyviai. Juk važiavimas tai malonumas. Ir tai turi būti šypsena jūsų veide. Tačiau turėkite šiuos patarimus minty, galbūt vieną dieną tai jūs išgelbės nuo tų kelių pritrūkusių kilometrų, kurių nebereikės eiti pėsčiomis. Taigi vairuokite saugiai, nepamirškite namie savo šalmų. Pasikraunam baterijas ir varom. Kas labiau taupo bateriją? Važiuojant vieno motor? Kas labiau taupo? Keista? Neįprasta? Galbūt. Man irgi iš pradžių buvo keista. Galiausiai ir jūsų paspirtuko baterijai reikės papildomos energijos, kad įveiktų šią padidėjusią. Taigi rekomendacija būtų laikytis nurodytų slėgio reikšmių. Visas papildomas svoris. Antras keleivis ant. Todėl visi papildomi svoriai, tokie kaip sunkios kuprinės,